Viskas. Eis. Eis. Yeah. Take me on the trip I'd like to go someday. Opa. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come kicking with you. You'll be my American boy. She said, hey sister, it's really nice to meet ya. I just met this 5'7" guy who's just my type. Like the way you're speaking, confidence is speaking. Don't like his baggy jeans, but I like what's underneath them. You know I'm better MIA. Heard the Cali never ends in New York's hideaway. First let's see the West End, show you to my brethren. Like in this American boy. Woo! Take me on the trip I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come kicking with you. You'll be my American boy, American boy. Vau! Aš nežinau, kas čia šiandieną darosi. Vieni už kitos geresni, neįsivaizduoju, iš kur tiek daug Lietuvoje gali būti dainuojančių žmonių. Jūs žinot ką, kaip jūsų vardas esybė? Aš esu Augustė. Aš galvoju nebalsuot, kadangi iškart nuo pat pradžių pajaučiu, kad jūs labai puikiai dainuojat, bet visas stilius tai yra Donato Montvydo. Aš galvoju, ar verta man čia spaudinėti vis tiek. Tai koks tada mano stilius? Irgi gražus. Aha. Taip, irgi gražus. Taip. Bet žinot, jūs antiek mane pribloškėt savo tokio gerų dainavimų, savo talentų, kad aš nebeiškenčiau ir aš paspaudžiau. Nors aš visiškai neturiu vilčių, kad jūs ateisite mano komandą, nors jūsų ten labai reikia. Aš esu labai priblokšta jūsų komentarų iš tiesų. Jums patiko mano komentaras? Tai jis dar tik pradėjo, palauk. Ar čia tik įžanga? Dar pas mus yra du gražbiliaujantis. Principė, tai aš galėčiau dar kalbėti apie jūs labai ilgai, tikrai galėčiau kalbėti. Aš labai ilgai galiu paklausyti. Ne, matot, laidos laikas yra labai ribotas. Ir aš žinau, kad Rūta visą laiką irgi nori pasisakyti. Man tiesiog nepatogu. Man mažiausiai lieka laiko dažniausiai, tai dėl to aš dabar kalbėsiu. Prašau, prašau. Labai mėgstu juokauti šitam šou. Labai mes čia visai prisijuokėm žiūrovai, liudininkai. Šį kartą aš tiesiog pasakysiu labai paprastai. Man tu labai patinkė. Man labai patinka tavo balsas, tembras, skonis, išvaizda, charizma ir ta ugnelė, kurią tu turi viduj. Ir labai džiaugčiausi galėdama prisidėti prie tavo sėkmės, todėl labai kviečiu tave į savo komandą. Iš tikrųjų labai fainai, nes visi atsisuko, visiems labai patiko ir visi nori turėti savo komandą, aš irgi neišimtis. Man, tiesą pasakius, apskritai šitas kūrinys žiauriai, nerealiai patinka ir apskritai kaip muzikantai groja ir atlieka ir ta stilistika man artima. Negaliu pasakyti, kad aš labiausiai iš visų čia tą stilių pažįstu, nors pažįstu, bet man labiausiai patiko visgi taip, kaip tu interpretavai su savo, nežinau, balsiniam manierom, žinai, tu jas puikiai valdai ir tokių kūrinių iš ties yra labai nemažai. Tai dėl to tiesiog tokia vizija galvoju, galima išnaudoti, aš galiu pasidalinti, bet tau reikia pasirinkti. Aš pasakysiu labai trumpai, jūs turite balsą, kurį šauniai valdot. Labai ačiū. Iš tiesų, jūsų visų komentarai be galo gražus ir akimirką vos susivaldžiau neapsiverkus, tikrai nesitikėjau, kad tai bus. Esu be galo laiminga ir turbūt turėčiau priimti sprendimą. Aš renkuosi dėdę Aleksandrą. Nieko sau! Netikėta! Donatai galvojau tavo. Tikrai. Pranašystės neišsipildė Rūtos. Sveikinam, Aleksandrai, sveikinam. Ačiū. Aš jau seniai mačiau tokį laimingą dėdę Aleksandrą. Ant širdies net lengviau pasidarė.
Elitas. 10 metų kokybės.